Ar įmanoma numatyti ateitį? Aš Krajonas iš magnetinės tarnybos. Noriu papasakoti jums apie pranašavimą, apie ateities regėjimą. Bendrai žodžiais paaiškinsime, kaip žmonės pranašauja. Dvasia mano partnerio, tai yra kontaktuotojo Lee Carrollo lūpomis, įspėjo jūs nepasitikėti tai žmonėmis, kurie tvirtina žinantis, kas vyks tą ir tą dieną, tą ir tą valandą. Mes aiškinome, kad ateitis yra judri ir elastinga. Jūs patys keičiate ją kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Patikėkite tuo. Tai tiesa. Net pati dvasia negali pasakyti, kas įvyks konkrečiu laiko momentu, nes tai visiškai priklauso nuo jūsų. Mes norime paaiškinti jums, kodėl žmonėms, vizionieriams, aiškiaregiams sudėtinga daryti pranašystės. Matote, yra daug vizionierių, daug kalbų, daug informacijos apie tai. O mes jau anksčiau sakėme, kad kiekvienas jūsų turi intuiciją. Jūs galite atskirti, ar gaunama informacija yra tinkama, ar ji teisinga, ar atitinka jūsų dabartinę realybę. O dabar paaiškinsime, kodėl taip sunku matyti ateitį. Vizionierius, aiškiaregys, tai žmogus, gebantis praeiti pro plyšį ar angą uždangoje, skiriančioje jūsų realybės lygmenį nuo aukštesnių lygmenų, nuo anapusybės lygmenų. Šitą plyšį uždangoje padaro pats aiškiaregys, kai jam to reikia. Mes papasakosime apie reiškinius, su kuriais susiduria kiekvienas aiškiaregys, patekęs anapus uždangos. Būties lygmenys arba būties planai. Įsivaizduokite gyvenimą šioje planetoje kaip žaidimą žaidimo aikštelėje. Jūs daug žinote apie žaidimus žaidimo aikštelėse. Jūs žinote, kad aikštelės yra nustatyto ilgio ir pločio, egzistuoja ir tam tikri aukščio apribojimai. Dar yra žaidimo laikas. Taigi, žaidimo aikštelę charakterizuoja 4 fizinės savybės. Šios 4 savybės atitinka 4 jūsų pasaulio matmenis – ilgį, plotį, aukštį, laiką. Mes apibūdinsime juos kaip jūsų realybės lygmenį. Būtent tame realybės lygmenyje vyksta jūsų gyvenimas, pamoka. Aiškiaregys – tai asmenybė, kuriai suteikta išskirtinė galimybė pro plyšę ar angą uždangoje patekti į kitus lygmenis ir pamatyti tai, kas yra anapus uždangos. Anoje pusėje prieš jį netikėtai atsiveria daugiamatiškumas, daugybė lygmenų. Jis ateina iš pasaulio, kur viso labo yra tik 4 matmenys, ir atsiduria pasaulyje, kur egzistuoja begalybė lygmenų, daugybė daugiamačio kosmoso lygmenų. Aiškiaregys dažnai net negali suvokti, kaip smarkiai kai kurie lygmenys skiriasi nuo to lygmens, iš kurio jis atėjo. Jie tiesiog neįsirašo į jo regėjimo ir mąstymo būdą. Jis pripratęs prie 4 matavimų, o pasirodo, kad jų esama kur kas daugiau. Staiga paaiškėja, kad žaidimo aikštelė yra daugiamatė. Bet pats vizionierius, aiškiaregys, nepasirengęs suvokti daugiamatiškumą, lygmenų daugybiškumą. Jam rodosi, kad tos žaidimo aikštelės tiesiog sukrautos viena ant kitos. Neturėdamas supratimo apie žaidimo taisyklės, apie tikrąjį žaidimo mastą, vizionierius turi aprašyti tai, ką matė keturmačio, tai yra mūsų žmogiško lygmens terminais. Ir štai keturmatės erdvės žmogus stebi tikrąjį daugiamatį vyksmą, daugiamatį paveikslą. Tikimasi, kad jis kažkokiu būdu atskirs, suvoks, kas yra kas ir pamatys planetos ateitį. Tai tik viena iš problemų, su kuriomis jam tenka susidurti. Prasmukti pro siaurą plyšelį uždangoje,
įsigilinti į be galo sudėtingą, daugiamatį pasaulį, kuris apskritai yra už tavo supratimo ribų. Kažkokiu būdu susigaudyti, ką tu matai, ir suvokti, ką bendro visą tai, ką matai, turi su įprasta tau realybė. Kad veiktum visas šias problemas, turi būti nepaprastai išmintingas žmogus. Dabar pakalbėkime apie vieną iš matavimų, kurį jūs vadinate laiku. Tai vienas sunkiausiai suvokiamų reiškinių, kai jūs atsidūrėte anapus uždangos. Kaip turi jaustis vizionierius aiškiaregys, matydamas, kad esybės kitoje uždangos pusėje žaidžia matuodamos laiką pagal laikrodžius, kurių rodiklės juda skirtingomis kryptimis ir skirtingų greičių. Grįžkime prie bėgiais riedančio traukinio vaizdinio. Kodėl būtent prie šio vaizdinio? Todėl, kad keturmačio žmogaus, o toks žmogus mūsų realybėje laikomas normaliu, taigi tokio žmogaus nuomonė laikas yra linijinis. Jis juda pirmin tiesia linija ir vienodų greičių, panašiai kaip traukinys. Pažvelgęs atgal, žmogus gali pamatyti, iš kur atvažiavo ir atsiminti, ką veikė ten, kur buvo anksčiau. O pažvelgęs į priekį, mato tik bėgius, bet ne savo veiklas. Tai linijinis kelias iš praeities į ateitį. Jis niekur nenukrypsta nuo bėgių, o traukinio greitis – tai jūsų laiko koordinačių sistema, laiko tėkmės greitis. Jums laiko tėkmė visada yra nuosekli. Ji juda tolygiai ir suvokiama kaip tiesi linija. Tokia matavimo sistema leidžia žmonėms matyti tik tiesų kelią. Be to, jūs visą laiką judate. Kai žmogus atsiduria anapus uždangos, jis taiga patenka į pasaulį, kuriame daug laiko skaičiavimų, daug laiko tėkmės sistemų, daug laiko koordinačių variantų. O ką bekalbėti apie skirtingų laiko matmenų susikirtimus ir persidengimus. Toks laiko supratimas, arba tiksliau nesupratimas, trikdo žmonės pakliuvusius anapus uždangos. Tai yra atsidūrusius mano, krajono pusėje. O dabar minutėliai nukrypkime nuo temos ir pakalbėkime apie laiką apskritai. Naudodamiesi savo žemiškųjų mokslų, jūs ištyrėte pagreitintų elementariųjų dalelių savybės ir pagal jas nustatėte, kad laikas yra sąlygiškas, reliatyvus net ir jūsų linijinės koordinačių sistemos atveju. Kitaip tariant, mokslininkai nustatė, kad laikas juda skirtingų greičių skirtingose materialiuose terpėse. Materijos būseną jūs paprastai išreiškite per materijos judėjimo greitį. Mums atrodo keista, kad žvelgdami į kosminę erdvę, viskam, ką ten regite, priskiriate tuos pačius žemiškus parametrus ir apribojimus, kurie būdingi žemiškom žaidimo taisyklėms. Kartais kosminėje erdvėje stebite tokius reiškinius, kurie neįmanomi žemiškosios fizikos dėsnių požiūrių. Jūs matote tokias kosminės mases, kurioms būdingos tokios savybės, kokių paprasčiausiai negali būti Žemę supančioje erdvėje. Kartais stebite kosminius kūnus, besisukančius apie savo ašį kur kas greičiau, negu tai leidžia jų fiziniai parametrai. Nepajėgdami paaiškinti tokių nesuprantamų reiškinių prigimties, jūs vadinate tai anomalijomis. Keista, kad suvokdami laiko reliatyvumą, jūs niekada nepasitelkėte šio žinojimo, kad pabandytumėte išspręsti tokius fizikos galvosūkius. Leiskite pateikti jūsų mokslininkams tokį klausimą. Ar skiriasi masyvaus kūno judėjimo greitis nuo jį sudarančių dalelių judėjimo greičio? Ar gali kūnas judėti milžinišku greičiu ir tuo pat metu, jūsų požiūriu, stovėti vietoje? Atsakymas – taip, gali. Greitis, kaip ir laikas, reliatyvus. Ir jį galima apibūdinti jo sudedamųjų dalelių judėjimo greičių. Nors tokie kosminiai galvosūkiai reiškiasi jūsų linijinio laiko sistemoje ir regimi jūsų visatoje,
Iš tikrųjų jie egzistuoja kitokio laiko tekėjimo sistemoje. Kaip tik todėl jų savybės gali jūs stebinti. Mes niekada anksčiau nekalbėjome apie tai. Egzistuoja tokia laiko formulė. Masės tankis plus jos vibravimo greitis lygu laiko koordinačių sistemai. Stebėdami visatą, jūs matote skirtingas laiko koordinačių sistemas. Patikėkite, daugelį tų sistemų jūs gebate stebėti. O kai vizionierius pro uždangos angą patenka į anapus, jo sutrikimą sustiprina ne vien tai, kad jis pradeda aiškiai matyti skirtingas laiko koordinačių sistemas, bet ir tai, kad laikas ten apskritai nustoja būti linijinis. Jis netikėtai atsiduria žiediniame laike. Žmogus patenka į tokį dabar, kur praeitis ir ateitis egzistuoja kartu ir visa tai susisieja tam tikrame centrinėme taške. Jums sudėtinga visą tai suprasti. Įsivaizduokite, kad jūs staiga iš juodai balto pasaulio patekote į spalvotą pasaulį. Kaip paaiškintumėte tai, ką matėte, grįžę atgal į juodai baltą pasaulį? Mes jau anksčiau nekartą sakėme, kad dvasia egzistuoja tokioje laiko koordinačių sistemoje, kur yra tik dabar ir kur laikas nelinijinis. Kai kuriems vizionieriams buvo atverti vienokio ar kitokio ateities įvykių jūsų planetoje regėjimai. Bet žmogui labai sunku susigaudyti tuose regėjimuose dėl laiko koordinačių skirtumų. Mes dabar esame čia tam, kad pasakytume, jūs ne visada teisingai suvokiate tai, ką matote. Teisingai suprasti visą tai gana sudėtinga. Kai kurie vizionieriai mato galimybes, kurios egzistavo praeityje, bet liko nerealizuotos. Kai žmogus grįžta į trimatę erdvę, jis pirmiausia prisimena tragiškus įvykius, regėtus anapusybėje. Ir jis praneša savo auditorijai: tik palaukite, netrukus ištiks tokie dalykai, kurių nesapnavote. Vizionieriui net į galvą neateina, kad jis matė tai, kas buvo tik galimybė, kuri netapo ir niekada netaps realybė. Iš tikrųjų, vizionierius regėjo potencialią galimybę, kuri galėjo realizuotis senose energijose, kai sąmonės vibracijos buvo žemesnių dažnių. Aš pranešu jums, kad jūs pakeičiate savo ateitį. Ir ne vienintelį kartą. Pastaraisiais metais tai vyko daug kartų. Tai tik vienas iš veiksnių, kurie stebina patekusius anapus uždangos. Tai tik viena iš visų aplinkybių, kurios trukdo teisingai suprasti ir grįžus į savo realybę papasakoti tai, ką matėte per tą palyginti trumpą regėjimą. Taigi, mes sakome, kad žmogui beveik neįmanoma suprasti ateities įvykių esmės ir to įvykio vietos jūsų laiko struktūroje. Bet tai dar ne viskas. Lūkestis kaip išankstinis nusistatymas. Negalvok kaip žmogus. Kaip dažnai jūs užmirštate šį patarimą? Žmogaus lūkesčiai ir išankstiniai nusistatymai neretai yra galingi filtrai, pro kuriuos praleidžiami regėjimuose matyti vaizdai. Patekęs anapus uždangos, žmogus neįgyja dieviškos sąmonės. Iš tikrųjų, kitoje uždangos pusėje jis atsiduria su grynai žmogiškais lūkesčiais, logika, intelektu. Ir jis pradeda analizuoti tai, ką mato, remdamasi žmogiškojų intelektu, logika, ankstesnė patirtimi, lūkesčiais. Tokie išankstiniai lūkesčiai jau savaime iškreipia vaizdinius pateiktus jam regėjimuose. Leiskite konkrečių pavyzdžių paaiškinti, kaip tai įvyksta. Įsivaizduokite, kad gyvenate Žemėje prieš 6000 metų. Vienas iš jūsų amžininkų persikelia laike į mūsų amžių, tarkime į 1998 metus.
ir 3 minutės pabūna viename stambiame šiuolaikinėme mieste. Po to per angą uždangoje grįžta į savo laiką. Jūs prašote pranašautojo papasakoti, ką jis matė toje kelionėje. Žmonės susirinko aplink jį ir užgniaužė kvapą, laukė atsakymo į klausimą, kokia ta ateitis, kas ten vyksta. Vizionierius pirmiausia praneša, kad ateityje visai nėra maisto. Nejaugi, nustemba klausytojai. Tikrų tikriausia, aš tai žinau tiksliai, nes prie jokio namo nemačiau dirbamos žemės plotų. Ten apskritai nėra maisto, jis kažkur dingo. Logika paprasta, grinai žmogiška. Nėra dirbamos žemės plotų, vadinasi, nėra maisto. Juk kiekvienam aišku, kad gautų maisto reikia įdirbti žemę. O gyvūnai, gal jie valgo gyvūnų mėsą? Klausėte jūs. Jūs nepatikėsite, bet visi gyvūnai išmirė, atsako jis. Arklių nėra, karvių nėra, avių nėra, ožkų nėra, visi kažkur dingo. Gal juos suvalgė, kai laukai nustojo duoti derlių? Kiek žiūrėjau, nemačiau ten jokio gyvulio, bet tai ne pats blogiausias dalykas iš to, ką mačiau. O kas gali būti dar blogiau, klausėte jūs? Niekas iš jūsų nenorėtų gyventi tokioje ateityje, su siaubu ir pasišlykštėjimu, sako vizionierius, nes žemę užplūdo į spalvotas dėžes panašios pabaisos, kurios laksto keliais, dengtais kažkokia pluta. Akivaizdu, kad kelio pluta susidarė iš tų pačių pabaisų išmatų, bet ir tai dar ne viskas. Pabaisos ryja žmonės, tikrai tai žinau, nes šių žvėrių oda ir skrandžiai perregimi ir tų pabaisų viduriuose mačiau mažiausiai po vieną žmogų. Žmonės sėdi viduje, jų veidai pikti, nes jie negali išsilaisvinti. Vizionierius tampa jūsų genties gurų, o jūs visi imate labai bijoti ateities. Jūs nenumanote, kad pirmiausia, ši ateitis labai tolima, o antra, visiškai klaidingai pamatyta ir išaiškinta. Galimas daiktas, papasakotos situacijos atrodo jums komiškos, bet žmonės, patekę anapus uždangos, į matytus vaizdus reaguoja būtent taip. Mat, dažnai tai, ką jie pamato anapus uždangos, neturi jiems jokios prasmės, nes jie gali susieti regėjimus tik su tuo, ką patys žino. Prieš 6000 metų gyvenusių žmonių patirtis ir ateities lūkesčiai neleidžia suprasti nei jūsų šiuolaikinių techninių išradimų, šiuo atveju automobilių, esmės, nei socialinės sandaros. Todėl jam rodosi, kad toje ateityje nėra nei maisto, nei gyvulių. Jis tiesiog pasinaudojo tuo, ką žinojo, ir padarė atitinkamas išvadas. Visos komiškos vizionieriaus klaidos paaiškinamos jo išankstiniais nusistatymais, susiformavusiais riboto žinojimo pagrindu. Kažkas panašaus yra įvykę jau ne kartą. Pavyzdžiui, netaip seniai vienas iš jūsų garsių vizionierių grįžo iš anos uždangos pusės ir pranešė, kad naujojoje eroje Žemės ašis pasislinks iš savo vietos. Žmonės pagalvojo, kad ateina pasaulio galas ir labai išsigando. O iš tikrųjų vizionierius matė krajono grupės darbą, Žemės magnetinės ašies ir magnetinių savybių keitimą. Kaip tik šis keitimas sudarė galimybę pakelti jūsų sąmonės lygį. Visai planetai pakilti į aukštesnį būties lygmenį. Vizionierius matė veiksmą atliekama su meile, bet per klaidą pamanė, kad tai tamsos darbas. Suprantate, kodėl taip atsitiko? Vizionierius nepamatė ar nesuprato, kad pasislenka tik magnetinė ašis ir magnetinis tinklas, o ne planetos sukimosi ašis. Galiausiai ar kas nors žinojo,
kad magnetinio lauko linijos pasislinks. Juk paprasčiau ir logiškiau tarti, kad pasislinko Žemės sukimosi ašis. Mat, žvelgiant į daugiamatę erdvę patekusio vizionieriaus akimis, šių įvykių neįmanoma atskirti vieną nuo kito. Panašių pranašysčių būta nemaža. Visai neseniai vienas vizionierius, pažvelgęs kiek tolėliau už 2013 metus, pranešė: siaubas, Žemėje liko visai nedaug žmonių, be to išlikusiems trūksta maisto. Šis vizionierius paprasčiausiai nesuprato to, ką matė. O matė jis nuostabios žmonijos ateities potencialą. Jis pamatė nušvitusių žmonių pasaulį, aukštų vibracijų žmonių pasaulį. Jis pamatė potencialią ateitį, kurioje gyvena aukščiausių vibracijų žmonės. Aukščiausio būties lygmens pakylėtų žmonės. Žmonės abiturientus. Šio abiturientų kūnai tiesiog neregimi vizionieriaus akims. O jei net juos ir pamatytų, nežinotų, kaip tai vertinti, o tuo labiau, kaip apie tai pasakoti. Tie ateities žmonės apskritai nepanašus į žmonės. Pasakytų 1998 metų būdingų žinojimų apdovanotas vizionierius. O normalų žmonės, kuriuos jis matė, tai kaip tik tie žmonės, kurie nepakėlė savo vibracijų dažnio. O tokių kaip tik ir liko visai mažai. Kaip tik todėl regėjimus apie žmonijos šlovę ir meilę vėl virto pasaulio pabaigos vizija. Kam jums pasakojame visą tai? Kad jūs aiškiai suprastumėte, grįžti iš anapus ir pasakyti, kad tam tikrų laikų Žemėje nutiks tokie ir tokie dalykai, tai bemaž neįveikiama užduotis bet kokiam vizionieriui. Kartais vizionieriams sekasi. Jis supranta tai, ką mato, nes patenka į tokį būties lygmenį, į kurį ir tikėjosi patekti. Bet daugeliu atveju yra visai ne taip. Tad ką galima pasakyti apie tai, kas yra ateityje? Ką dvasia sako apie tai? Kas su jumis vyksta dabar? Ką jis sako apie pranašystės? Vos prieš keletą metų mano partneris pranešė jums apie būsimus klimato pokyčius. Jis pasakė, kad tose vietose, kur auginami kviečiai ir kukurūzai, įvyks žemės drebėjimai. Ir jie įvyko. Jis nurodė vietas, kuriuose tikimybė sulaukti žemės drebėjimų buvo mažiausia. Taip ir buvo. Žemės drebėjimai kaip tik ten ir buvo. Jis pranešė apie potvinius, užliesiančius teritorijas, kuriuose potvinių anksčiau nebūdavo. Tai irgi išsipildė. Ta proga norime pasakyti, kataklizmai turi tendenciją kartotis. Ir tam yra priežasčių. Tad klausykite, kai Žemė keičiasi, atsiliepdama į jūsų sąmonės pokyčius. Pats laikas džiūgauti, nes, kaip jau sakėme, Žemė yra gyva būtybė. Ir ji reaguoja į čia gyvenančios žmonijos sąmonės pokyčius. Jūs vienos visumos dalys ir planeta veikia kartu su jumis. Kiekvienas jūsų turi nusiteikti, likti jums skirtoje vietoje ir neįsileisti nerimo net ir tada, kai jums rodosi, jog aplinkui viešpatauja chaosas. Tai iš tiesų gali būti chaosas, sukeltas baimės ir senųjų energijų. Bet tai žmonijai būdingas chaosas. Būdami tame chaose, jūs galite padėti žmonėms įžengti į naują erą ir pasirinkti aukštesnių vibracijų variantą, nes jūs, būdami aukštesnio sąmoningumo, žinote, kad tokie įvykiai yra tikėtini ir galimi, ir jie anaiptol nereiškia gyvenimo pabaigos planetoje. Dar daugiau, jūs žinote, kad tai meilės plėtimo procesas, ir jis neišvengiamai plėtosis. Šios permainos gali gąsdinti, nes žmonėms būdinga bijoti. Kartu permainos yra būtinos ir gerbtinos, nes jums laikas keisti savo dvasinės vibracijas. Suvokdami visas šias aplinkybės, jūs galėsite išlaikyti ramybę
ir įkvėpti ramybę aplinkiniams. Platesnis situacijos suvokimas leis jums užtikrintai judėti pirmin, tvirtai ir saugiai jaustis jums skirtoje vietoje. Jūs gyvenate nuostabių laikų. Kiekvienas jūsų žinojo tai iš anksto, dar prieš ateidamas į šią planetą. Bet dabar kai kurie žmonės priešinasi permainoms, nes jiems sunku patikėti, kad jie patys dalyvavo kuriant šiuos permainų planus. Kai kurie iki šiol rėmė permainas, o dabar apimti baimės tarsi sustingo. Mes vadiname šią baimę gimininę, nes anksčiau jūs matėte panašias permainas Atlantidos laikais. Mes sakome, kad visi šie pojūčiai atsiranda gilaus dvasinio pabudimo dėka. Kaip tik dėl to dvasinio pabudimo jūs dabar skaitote ir klausote šio teksto. Galite pagalvoti, kad jūsų pabudusių yra visai mažai, lyginant su dauguma dabar gyvenančių. O mes tvirtiname, kad dauguma klausančių šių žodžių ir skaitančių šį tekstą visi be išimties dalyvavo įvykiuose Atlantidoje. Kaip tik jums skirta suvaidinti svarbiausią vaidmenį, formuojant savo planetos ateitį. Jūs vėl išgirdote kvietimą, vėl pasijutote esą namie, bet šį kartą viskas bus kitaip. Mes užtikriname tai, nes žmonės esantys šioje salėje ir žmonės skaitantys šį tekstą vėliau net negali įsivaizduoti, kokios pozityvios permainos vyksta dėl to, kad jūs esate būtent čia. Stenkitės kelti planetos vibracijų dažnį. Stenkitės išlaikyti ramybės ir pasitikėjimo savimi būseną. Dvasia sveikina jūs ir dėkoja jums. Jūs net nenujaučiate, kiek daug nuveikėte mūsų labui, mūsų visų labui. Jūs taip pat nenujaučiate, kokie didingi mūsų dvasios esybių planai. Jie kur kas didingesni už tai, ką galite įsivaizduoti. Tie planai susiję ne vien su šia planeta, ne vien su žmonių širdimis. Tai susiję su visa visata. Kaip tik todėl dabar mes tokie sujaudinti. Mes jūs labai mylime. Krajonas.